Sveiki, aš esu Eugenijus Nikiforovas ir man vėl malonu su jumis neakivaizdžiai bendrauti. Ir kaip žadėjau praeitą kartą, šiandien pasidalinsime, palyginsime tam tikrus verslus, sakykime, ir to palyginimo būdu jūs galėsite, sakykime, spręsti, kur jums naudingiausia, sakykime, nukreipti savo jėgas verslo link. Iš tiesų, tai, ką aš jums dabar nupaišysiu, mano daugelio, kaip sakant, metų apmąstymų ir bandymų pasiekmė, bet jums, kad to galbūt nereiktų, jums reikėtų pirmai pradžiai perskaityti labai gerą Michael Gerberio knygą Verslo mitas. Rekomenduoju, labai paprasta, lengva ir daugeliu žmonių, kurie nori sukurti verslą, tikrai jinai padės. Taigi, kaip minėjau praeitą kartą, tam, kad pereiti dešinę pusę iš verslo būtent kvadranto, yra 3 galimybės. Tai yra susikurti UAB sėkmingas verslas, franšizė ir multilevel marketingas arba lietuviškai daugiapakopis tinklinis marketingas. Dažniausiai visi nori sukurti UAB sėkmingas verslas. Kodėl? Todėl, kad mato sėkmingus žmonės ir pradeda jį kurti. Ko reikia tam, kad sukurti sėkmingą verslą? Reikia 3 dalykų. Pirmiausia, jūs turite turėti kapitalą, turite turėti tobulą verslo idėją. Tobulą. Ir turite žmonės, kurie pasinaudoja jūsų kapitalu, jūsų verslo idėją, sugebės sukurti pridėtinę vertę ir tokiu atveju jūs galėsite gauti dividendus arba taip vadinamas pasyvias pajamas. Taigi, ko reikia, jeigu jūs ruošiatės sukurti UAB sėkmingas verslas? Pirmiausia, jums reikia 100 000. Daug, mažai. Dauguma pasakys, oi, galima ir su 10 ir panašiai. Nemaitinkite save iliuzijų. Jeigu jūs tikite su 10 ar 20 000 sukurti UAB sėkmingas verslas, papulsit, nepykit, į 98% nesėkmingo. Čia lieka sėkmingi tik tai iki 5% verslų. Tokia yra statistika, tokia rizika yra ir panašiai. Tai va, 95% įmonių nesulaukia 10 metų jubiliejaus. Kodėl? Dažniausiai ne tik tai dėl to, kad nėra pinigų. Jeigu jos ir įsikūrė, jos turėjo pinigų 100 000. Bet dažniausiai jų problema būna, kad tą verslo idėją, tą verslo planą reikia sukurti ir jis turi būti tobulas. Dažniausiai kliūtis visos būna šitoj daly, jis būna netobulas. Ko reikia dar, kad būtų UAB sėkmingas verslas, tai reikalingi žmonės. Su visom jų problemom, kurias turėsit jūs kaip savininkas spręsti. Todėl rašau minusą, kadangi šitas samdomų darbuotojų samdymas jums sukels daug galvos skausmų ir turėsit daug problemų. Paimkime franšizę. Franšizė yra gera, kad irgi reikia kapitalo, bet jums jau nereikia kurti verslo idėjos. Jūs būtent už šitą kapitalą nusiperkat verslo idėją, verslo planą, su visom, kaip sakant, išlygom, su visais taškeliais, su visko, jums tik tai reikia nukopijuoti ir padaryti. Bet žmonės lygiai taip pat jums reikia samdyti ir su visom jų problemom, pradedant atranka, baigiant, sakykime, atleidimu. Tinklinis marketingas. Pirmas pliusas jau tuo, kad dažniausiai jums investuoti reikia nuo 0 iki 2000. Taip, yra kai kurios kompanijos, kurios prašo ir 5 ir netgi 10 000, vien tik tai tam, kad startuoti. Bet iš tiesų, jūs lygiai taip pat paieškoti galite kompanijų, kur, sakykime, arba nėra startinė, arba startinis paketas, sakykime, keli šimtai. Ir dar reikia šiek tiek suprasti, kad jums reikės šiek tiek pasimokyti, jums reikės šiek tiek įdėti savo pastangų, tai irgi dažniausiai kažkaip tai kainuoja. Vienu žodžiu, kažkur tai 2000 per pirmus metus, tai yra pakankamai normaliai suma. Verslo idėja. Čia irgi, kaip matot, pliusas. Kodėl? Todėl, kad jos nereikia kurti, o dėka šitų pinigų jie reikia išmokti. Kaip ir visuose, tarp kitko, na kartą užmiršau, galbūt jums pabrėžti, kaip ir visuose keliuose siekiant pasyvių pajamų, dar bus viena kliūtis – žinojimas. Tai yra mokėjimas tą padaryti, pereiti tą kelią. Bet čia kitos temos bus, kita tema. Taigi,
Kodėl čia prašiau pliusą ir minusą? Taip, todėl kad čia jūs nesamdote žmonės, o jie bus jūsų partneriai. Vadinasi, jie neš savo atsakomybę, jie statys savo tikslus ir panašiai. Vadinasi, čia kaip būtų ir pliusas. Minusas tai jų daugumo žmonių, sakykime, ne tų, kurie pas jūs ateis, o kad to surasti pozityvius žmonės, kurie jau su jumis bendradarbiaus, kurie bus jūsų partneriai, ieškant jų, jūs susidursit su daug negatyvios, sakykime, su daug negatyvaus požiūrio. Todėl rašau ir pliusą, ir minusą. Taigi, kaip matot, rinktis jums patiems, kuris jums būdas kelio į finansinę laisvę pats geriausias, bet noriu dar pasakyti vieną dalyką. Čionais bus ir tam tikra rizika. Šitas kelias rizikingiausias, šitas, kaip matot, mažiausiai rizikingas. Dėkui ir iki kito susitikimo.